Sveiki, štai ir priartėjo dar vienas vasaros savaitgalis. Pradėsime nuo penktadienio. Virš Lietuvos nepastoviai debesuota. Iš pietų atkeliaujant anticiklonui ir jam stiprėjant žymesnio lietaus mes jau nebesulauksime. Na, o ties Britų salynų besisukantis galingas ciklonas Lietuvą pasieks tik sekmadienį. Penktadienio vakare ties šiaurės rytiniais Lietuvos regionais dar besisukantis nedidelio lietaus židinukai ir toliau nyks. Iš pietų atkeliaujantis anticiklonas su savim atsineš ir šiltą oro masę. Tad net vakaro valandomis temperatūra svyruos apie 20 laipsnių ir bus gal netgi aukštesnė. Šeštadienio naktį aukštesnio slėgio laukas jau apims visą Lietuvą. Vėjas rims, nebelis, žvaigždės danguje spindės vis ryškiau. Šeštadienio rytą orai nedaug keisis, temperatūra pasiskirstys tarp 9–14 laipsnių šilumos ir vėsiausia bus ties Žemaitija. Galimi ir pavieniai, ne itin tiršti rūkai. Na, o šeštadienio dieną bus saulėta. Lietaus mes tikrai nesulauksime, o kadangi atkeliaus šiltesnė oro masė, temperatūra kils pakankamai greitai ir pasieks 25–30 laipsnių šilumą. Karščiausia bus ties pietiniais ir pietvakariniais Lietuvos regionais. Šeštadienio vakare vakarų horizonte telksis jau daugiau debesų, bet orai išliks sausi. Sekmadienio naktį mes sulauksime jau stiprėjančio pietryčių pietų vėjo. Tai bus pirmieji ženklai, kad prie mūsų artėja atmosferos frontas. Debesuotumas pamažu didės. Temperatūra išliks gana aukšta, naktis bus tvanki. Temperatūra pasiskirstys tarp 15–19 laipsnių šilumos. Na, o sekmadienio rytą iš pietvakarių prie mūsų priartės jau lietaus zona. Trumpi lietūs įžingsniuos į Lietuvą per Šilutės rajoną ir artėjant 9–10 valandai ryto apims jau daugelį Žemaitijos regionų su trumpais lietumis keliaus ir perkūnijos. Na, o stiprėjantis vėjas pasisuks jau ir pūs iš vakarų. Sekmadienio dieną lietaus debesis plis ir toliau. Apims jau po vidurdienio vakarinius ir šiaurinius Lietuvos regionus. Žaibuos, griaudės, vėjas kartais stiprės iki 15–17 metrų per sekundę. Temperatūra ir šią dieną daugelį Lietuvos regionų pakils iki 25–30 laipsnių karščio. Karščiausia bus šį kartą ties pietrytiniais rajonais, kuriuos lietus pasieks vėliausiai. Na, o prie jūros spės sušilti iki 21–23 laipsnių šilumos. Sekmadienio vakare lietaus zona jau apims didesnę Lietuvos dalį. Tiesą pasakius, beveik visą Lietuvą. Intensyviausiai lys ties vidurio ir šiaurės rytiniais Lietuvos regionais. Na, o pirmadienio naktį gausesnio lietaus sulauks ir pietrytiniai rytiniai šalies rajonai. Į kitą savaitę mes jau įžengsime 5 laipsnių žemesnę temperatūrą.